Malonu Jūs matyti šitoje gražioje ceremonijoje, kuri pristatymas Tauro klubų pirmos lygos. Iš tikrųjų, manau, kad ne tik man yra toks gražus įkvėpimas ir Jums, po tam tikros pertraukos yra bandoma atgaivinti gražias Tauragės miesto tradicijas, atgaivinti gražų žaidimo futbolą. Komanda reikalinga tam, kad tie, kurie dirba, ateitų pasižiūrėti ir pasirgti. Tai noriu palinkėti, kad stadionas būtų visada pilnas, kad palaikymas būtų tvirtas, tuomet ir pergalių bus daugiau. Bet pergalės jos nedovanojamos, jos ir iškovojamos. Tai žaidėjams noriu palinkėti kautis, grumtis ir, kaip prezidentas sakė, turit susidraugauti, būti kaip vienas kumštis, suprast viską puolime, saugos ir gynime. Ir aš manau, kad Tauragė tikrai sulauks pirmo įmušto įvarčio ir pirmos pasiektos pergalės. Taip pat noriu padėkoti visiems rėmėjams, kurie remia ir daugelį metų remia. Jaunius ir visi kiti čia, kurie sėdi. Robertas. Tikiuosi, viliuosi, kad ateityje rėmėjų bus žymiai daugiau. Ir šis nuostabus žaidimas, vienas iš populiariausių pasaulyje ir Europoje, bus populiarinamas ir Tauragėje. Noriu pasakyti, kad žmogus yra sutvertas labai įdomi. Pirmiausia, gyvenimo pusėje, kada dar jaunas, tai visuomet trūksta proto. O jau paskui, kai sako antrą pusę gyvenimo, tai visą laiką trūksta sveikatos. Tai palinkėsiu futbolininkams proto ir sveikatos, tada gal bus ir pergalė. Jeigu pakalbėti apie šių metų sezoną, aišku, jisai po metų pertraukos Tauragei kažko trūko, atrodo, kad oro mažiau, Tauragei nėra futbolo, klausinėje sirgaliai, kur, kada prasidės. Ir dėkoju šiai tarybai, dėkoju šiam merui, kad tikrai jau pirmą kartą su Jauniu kalbame ir juokimės, kad pirmą kartą mus privertė padaryti komandą. Ne mes eidavom ir siūlydavom visą laiką meram, darom komandą, darom. Šį kartą meras sako, darykit greit komandą. Tai va čia yra, tai jau bus gerai. Iš tikrųjų, tiems, kurie šiemet vėlė iš naujo subūrėt komandą. Ačiū Jums, kad Jūs tikrai dėl Tauragės kovojat, darot. Ir tikrai šiandien, kad mes turim Tauro futbolo vėlė iš naujo, tai tikrai galim pasidžiaugti, kad Jūs tokie esat energingi, stiprus ir galite tai padaryti. Didelė šventė ta prasme, kad pas mus atsigavo vėl futbolo komanda. Ir nesvarbu, mano supratimu, ten tie rezultatai pirmieji ar antrieji ar dar kažkokie. Žinoma, svarbu tai, kad Jūs esate. Ir svarbu tai, kad Jūs ateityje padarysite. Padarysite viską, kas Jūsų jėgose, ką Jūs galite. O kad Jūs galite, tai iš Jūsų veidų labai aiškiai matome. Prašom, Justinai. Be Jūsų, kaip sakoma, tik tinklas gelbėtų mūsų vartus, nubėgti atsinešti kamuolio reikėtų. Vartų sergas, turim pavardę, kurią aš sunkokai ištarsiu. 17 numeris. Deki. Gadas tos ypatingus Vipos sirgaliaus marškinėlius jis lankysis bent kas antrose varžybose. Nemaišys. Kamere, kaip sakoma, viskas ir Jūs.